Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną ketvirtadienis, kovo 27 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai BTC toliau negali pasirinkti krypties, smaukosi realiai per vidurį range, tai jeigu mes brėžtume levelius nuo swing high iki swing low, esame realiai per patį vidurį šiek tiek aukščiau midpointo, tai reikia laukti. Kaip sakoma, yra tokia angliška patarlė don't diddle in the middle, tai yra nesivalkiok per vidurį, žodžiu, reikia laukti ekstremumo, ne, tai realiai geriausias risk rewardas, geriausi treidai bus arba čia viršui, tai, manau, čia shortai prasideda, ne, atgal range'ą. Aišku, jeigu bus stiprus breakoutas, galima pamėginti ir retestą šito levelio iki 100. Taipogi, jeigu iš čia subirėsim longai, iš čia prasideda įdomus, tai kol kas esam visiškai per vidurį range ir, tiesiog svarbiausia kantrybė. Vėlgi matome, kad jau porą dienų kompresinamės tokiam structure, čia gal kaip ir bull flagas atrodytų, sunku pasakyti iš tikrųjų. Tiesiog kompresija, kuri išsibreakautins at some point į kažkurią pusę, tai vėlgi žiūrime tai kaip spiruoklę, nes spiruoklė turi susispausti, kai pakankamai susispaus bus breakoutas. Taipogi turime čia tokią kompresiją kompresijoje, ne, čia kažką prispūdinėjau. Tai turime čia tokį vidinį compressioną, turim ir čia aišku tokį compressioną, tai kažkada įsibreakoutinsim, tiesiog reikia laukti ir kaip ir sakau, geriausi treidai dar prieš akį, tikrai dabar per vidurį, sunku nuspėti, kurią pusę pasirinks marketas, tai tiesiog reikia sėdėti ant rankų ir laukti. Pradėkim nuo 8 dienų ten kreimo, kaip visą laiką, pažiūrėkim, kaip formuojasi žvakė. Įsijungsiu savo benzus. Nelabai kas pasikeitė nuo vakar, 2 dienos iki close, lower vyko vis dar neturim. Vėlgi jau kelintą dieną iš eilės kalbu, kad gan keista, kad žvakės neturi lower vyko, tai yra būdinga uptrendui. Vėlgi, dar vis dar nepametam bensų, lipam į jos, tai žiūrėsim kaip užsiklausins už 2 dienų klausas, dabar dar kol kas laiko prie to negaiškime. Daily, pažiūrėkime daily. Daily neblogai laikosi virš bensų, bet vėlgi gali būti pavėluota reakcija iš tikrųjų. Tai sakau, tokioj vietoj, sunku pasakyti, kas bus. Gal dar vieną žvakę flipinsim žaliai, pumpas iki highs, subirėsim, gal iškart subirėsim. Sunku pasakyti, tikrai tokia vieta, kur, nieko nesinori daryti, tiesiog laukti. Reikia daugiau datos. Vėlgi, ką matau, tai manau šitas didelis uptrendas jau tikrai praradęs visas jėgas, galima taip pasakyti, ir jau matom, kad kaina treidina virš bensų, jau 4 žvakės užklausino virš jų, tai manau, jau drąsiai galima sakyti, kad ta tendencija, kur paliečiam bensus, padarom new lows, baigėsi, tai net jeigu subirėsim, naujų lows nesitikiu, tikiuosi lower high, triple bottomo. Vėlgi, jeigu kilsim į viršų, tai manau iki to likvidyti, grįšim atgal į range'ą. Vakar jau realiai daug apie tai šnekėjau. Tiesiog reikia laiko. Po stipraus downtrendo iškart negali prasidėti uptrendas, reikia laiko biškį pasikonsoliduoti. O tenai žiūrėsim, ką marketas nuspręs. Pažiūrėkim į goldą. Goldo vykli žvakė užsidaro rytoj. Goldas pumpina, matau. Naujas high. Jo. Sakiau, goldo topo kolint nereikia, tai goldo levelis obviously čia. Kai vykli žvakė užsiklausins žemiau šito levelio, tada manau, gan drąsiai galima bus teikti, kad goldas kuriam laikui išsitopino, kol kas, goldas kyla.
Vėlgi frontranino bensus, ne, tai net nesugebėjo paliesti bensų. Frontranino iškart šiandieną padarė new low, tokį labai nereikšmingą. New high tai yra labai nereikšminga, bet vis tiek new high, tai žiūrim kas bus. Žiūrim kas bus, vėlgi nekartai esu minėjęs apie tą tendenciją, kai goldas kyla, BTC konsolidatinas ir atvirkščiai, kai BTC kyla, goldas konsolidatinas. Tai realiai tą ir matom, goldo kilimą, BTC konsolidaciją. Kaip ir niekas nesikeičia šitoj vietoj. Nu, nelabai įdomus marketas, sakyčiau. Tiesiog reikia laukti. US 500 įdomu, ką šiandien veikia. Jo, irgi klausas rytoj, žvakė nelabai gražiai su ilgu upper vyku, tai realiai parodo, kad yra čia resistanco, yra selling pressure. Tai savaitės pradžioj būliai sugebėjo kainą papušinti iki šito levelio, bet po to nurejectino ir šiaip tokios žvakės, tokie vykai dažnai įsifylina, tai manau, kita žvakė dar nebus visiškai down, greičiausiai irgi įfilinsim kažkiek šito vyko. Daily jo vakar nurejectino žemiau bensų, šiandien kaip ir tokia, sakyčiau, neutrali diena. Žvakė bullish, bet nelabai didelis range'as, toks labiau kaip doji. Doji žvakė, ne, kur nelabai yra bodžio, tai parodo, kad marketas neapsisprendęs. Realiai jo sueina ir su BTC. Irgi per vidurį. Treidina per vidurį, marketas neapsisprendęs. Tai žiūrėsim, į kurią pusę marketas pasirinks. Sakau, dabar per vidurį daryti, nu, nėra geras risk rewardas. Aš aišku stoksų netreidinu, bet BTC tai, nu, dabar tiesiog sėdim ir laukiam. 9K prasideda įdomus shortai ir, aišku, jeigu bus stiprus breakoutas, tada 9K retestas ir longas iki 100. Jeigu subirėsim 8-2, 8K, prasideda įdomus longai. Naujų laus, aišku, nesitikiu. Tai šitoj vietoj kaip ir niekas nesikeičia. Dar kartą užmeskim akį į BTC. Mažesnį time frame, 1H. Tai... Na, matom, ir iš bensų matosi, ne... Konkreti konsolidacija, tai bensai flipina, tai raudonai, tai žaliai, tai raudonai, tai žaliai, tai čia labai būdinga konsolidacijai. Ir braižiau kažkurią dieną, man rods užvakar, buvome čia, braižiau levelius, sakiau, kad realiai tik klausas, tik klausas virš žemiau nuo minus 0,2 ir virš 1,2 užkonfirmins breakoutai šitą range'ą. Tai kaip matom, buvo du bandymai į lows, nesugebėjo užsiklausinti žemiau minus 0,2, grįžo atgal į range'ą, tai aišku tikėčiausi lygiai tokių bandymų iki highs. Ir vėlgi, jeigu nesugebės užsiklausinti aukščiau 1,2, tai greičiausiai grįž atgal į range'ą. Tai jo, tiesiog range'as, day traderių marketas, tie, kas turi sistemas day trading, mean reversioną, tai jiem super, tie, kas tradina ilgesnį time frame trendus, tai tiesiog reikia laukti. Swing trade'am, tai čia kol kas nėra jokių setupų. Kai bus, aišku, aš jais pasidalinsiu. Kol kas tiesiog sėdim ir laukiam. Žiūrim, kas bus. Užmeskim akį į 8 valandų time frame, pažiūrėkim, kas vyksta tenai. 8 valandos atrodo neblogai, tai yra kaina kompresinasi virš bensų. Na, vėlgi, tai nereiškia, kad bus breakoutas į viršų. Žali bensai, tai jo trendas kaip ir į viršų, bet nepamirškim, kad daily vis dar raudoni. 8 dienų treidinam žemiau bensų, tai nu čia realiai tik tokie pirmieji galimo uptrendo
atodusiai, ne atodusiai gal. Pirmieji galimo uptrendo, kaip čia geriau įsireiškus, net nežinau. Vaizdai, ne vaizdai. Nu žodžiu, supratot, galimai 8 valandos realiai tas mažiausias time frame'as, nuo kurio jau galima pradėti dėliotis kažkokią tai aukštesnio time frame'o trendą, tai kad po šito short squeezo sugebėjom išlaikyti bensus ir padarėm new high ir dabar konsoliduojamės virš jų, aišku, tai yra bullish, bet vėlgi 8 valandos mažas time frame'as ir vis tiek čia gali būti tiesiog tas toks vidinė ekosistema ir vis tiek, aišku, kaina judės pagal aukštesnio time frame'o dėsnius, tai tiek aš žiūrėjot pamoką apie swingus, kur kalbėjau apie bangas, kur kalbėjau apie fraktalinį marketą, kad realiai kiekvienas, ko lendi į mažesnį time frame'ą, tuo ten yra savo pasaulis, ne savo taisyklės, bet vis tiek viskas juda pagal aukštesnio time frame'o dėsnius, tai kaip fizika, kaip gravitacija, mes čia žemėje gyvenam visi, kažką veikiam, bet vis tiek visi paklūstam gravitacijos dėsniam, tai panašiai ir su mažesniais time frame'ais. Bet jo, iš to, ką matau, tai, sakau, naujų lows nesitikiu, neaišku, kas čia bus ir kaip čia judės. Bet jo, naujų lows nesitikiu. Tai bet koks deepas, man rods, čia labai gera vieta riskint, longint. Na ir aišku, čia turim obviously resistance, tai bet koks pumpas, jeigu nesugebėsim grinai labai kiaurai stipriai pro jį prasimušti, reiktų, manau, išimti. Manau, reiktų išimti šitą levelį, kad būtų įdomus retestas čia. Jeigu nesugebėsim pasiekti to levelį, jeigu bus kažkas tokio ir čia matysim lower time frame'o silpnumo požymius, ne, tai manau, kai grįšim atgal į šitą range, šitoj vietoj shortas atgal į vidurį, labai skaniai atrodo. Užmeskim akį 2 dienų time frame'ą, na jo, 2 dienos matosi irgi akivaizdžiai. Nesugebėjom closint viduj, čia sugebėjom vieną žvakę closint viduj, tai jau kaip ir buvo tas toks pirmas signalas, kad galimai šitas downtrendas eina į pabaigą, nuredžektino, bet nepadarė new low, iškart ant kitos žvakės grįžo, dabar jau užsiklausinom viduj ir šitą žvakę, manau, užsiklausinsim viduj. Nu tai jo, manau, drąsiai galima jau teikti, kad šitas downtrendas baigėsi, dabar prasidėjo kažkoks konsolidacijos periodas, po kurio, aišku, gali būti toliau downtrendas, bet, sakau, iš to, ką matau, nelabai tikiuosi, manau, pasikonsoliduosim ir tada lėksim iki highs. Norėčiau dar pažiūrėti į Monero šiandieną, tai šnekėjau kažkurią dieną, kad Monero kaip ir pametė bensus raudonus, ne, tai šiaip tikėjausi, kad gal ir flushą žemyn, bet sugebėjo grįžti, reclaimint, dabar treidina virš jų, tai manau, nebloga idėja būtų pasiimti Monero į spotą dar, bent jau aš taip tikrai darysiu, nes šiaip jeigu būtų bearish, tai pametus bensus, flipnus jos raudonai, tikrai taip greit nereclaimintų, būtų prasidėjęs kažkoks downtrendas, bet greit grįžo virš jų, taipogi pagal mano spoto strategiją, flipas į žalius bensus man būtų buy signalas, tai praeitas buy signalas Monero buvo čia, šita žvakė, ir labai man čia gerą treidą davė. Čia grinai prieš patį breakoutą flipino, nu super. Ir jo, tai kai flipins kitas iki žaliai, manau net nelauksiu, manau gal net šiandieną biški pasiimsiu Monero į spotą, kad turėt, nes vis tiek žiūrint į high time frame turėjom labai ilgą konsolidaciją.
breakoutą iš range'o. Čia pabiški kylo, flipino raudonai. Na, jeigu būtų buvę bearish, turėtų grįžti atgal, bent jau retestinti range'ą, bet ne, grįžo atgal virš bensų, tai, nu, tikrai gan bullish. Ir manau, at some point breakinsim šitą high ir pabiški kilsim. Vėlgi, kiek skaitau, kiek domiuosi, tai pabiški spaudžia institucijos su savo CBDC, regulationais ir panašiai, tai manau Monero neblogas investmentas į ateitį. Tikrai tas altcoinas, kuris, nu, turi kažkokią vertę, tai vienintelis realiai privatus blockchainas, kur galima drąsiai paslėpti visą savo networthą ir nesikrauti, kad kažkas sužinos, ką tu turi ir pamatys, ką tu turi ir mėgins iš tavęs jį atimti. Taip, tai toks šiandieną video ir susitiksime rytoj.